Ištikus nelaimiai vakarų Lietuvos gyventojai operatyviau sulauks pagalbos. Klaipėdoje atidarytas bendrasis pagalbos centras. Jis priims skambučius ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš Tauragės, Telšių apskričių. Moderni sistema pareigūnams leis operatyviau reaguoti į nelaimės, nes kompiuteriai itin tiksliai parodys, kur reikalinga pagalba. Bendrasis pagalbos centras Klaipėda. Klausome. Šios operatorius dirba Klaipėdoje, tačiau skambučius jos gali priimti iš visos vakarų Lietuvos bei dalies Žemaitijos. Gavę pagalbos šauksmą, centro darbuotojai skubiai informuoja specialiasias tarnybas, todėl reaguojama akimirksniu. Kiekviena sekundė tokiu atveju yra brangi. Ir šitas centras yra žingsnis, labai rimtas žingsnis, užtikrinant piliečių saugumą. Tai yra didžiausias centras šiuo metu Lietuvoje. Jisai aptarnauja visą Žemaitijos zoną skambučio priėmimo prasme, ne tik, dar ir Panevėžio apskritį. Pagalbos telefono numeris 112 lietuviams jokia naujiena. Juo dažnas skambina ne pirmus metus, tačiau pareigūnų teigiamų žmonės skirtumą pajus, nes specialiosioms tarnyboms nuo šiol bus kur kas lengviau susiorientuoti, kur atsitiko nelaimė, kokias pajėgas siųsti. Tai nurodys kompiuteris. Pasirenkam, kad taip, tai yra daugiaaukštis namas, kelintam aukšte, bet suprantat, kelintas aukštas priklauso, reikia kopėčių siųsti ar nereikia kopėčių siųsti. Pareigūnams bus pranešamos itin tikslios nelaimės koordinatės. Tai jeigu skambinama iš fiksuoto tinklo, tai tikslumas yra absoliutus. Adresas, būtas, telefono numeris, savininkas. Jeigu skambina iš mobilių ryšio tinklų, tai tas tikslumas svyruoja. Miestuose, ten kur tankesnis yra bokštų tinklas, operatorių bokštų tinklas, jis gali būti nuo 50 metrų iki ten vidutiniškai yra 375 metrai. Kažkur tai rajonuose, miškingose vietovėse, kur yra retesnis bokštų tinklas, gali būti ir keli kilometrai, bet tai irgi labai padeda, kas parodė su pasimetusiais grybautojais, su dingusiais vaikais. Šiame centre taip pat galės dirbti ir ugniagesiai, medikai bei policijos pareigūnai. Šis padalinys Klaipėdoje pirmas Lietuvoje. Iki šių metų pabaigos analogiškas padalinys duris turėtų atverti Vilniuje. Kiti du vėliau bus atidaryti kituose miestuose.